Spalio mėnesį Panevėžyje vyks didžiausias Lietuvos dviračių sporto istorijoje renginys Europos dviračių treko čempionatas. Tad jam ruoštis pradėta iš anksto. Jau dabar gyventojai važiuojantys į Panevėžį pasitinkami specialiais plakatais, o miesto centre akį traukia stilizuota dviračių tematika apsodinti gėlynai. Jau baigiami derinimo darbai ir prie įvažiavimų, kaip pernai buvo su krepšinio kamuoliais. Šiemet atsiras dviračių čempionato ženklai, kurie informuos apie tikrai svarbų viso šalies mastų įvykį, kuris vyks Panevėžyje Cido arenoje spalio mėnesį. Taip pat planuojame, tarėme su dviračių federacijos organizatoriais, kad pastatytų mieste stilizuotą dviratį, taip pat su čempionato reklama. Jie pasižadėjo paderinti ir paieškoti rėmėjų. Taip pat tarėmės uždengti nebaigtas statybas čia Laisvės aikštės šiaurinėje dalyje. Galvojame, galbūt tai galėtų būti dailės mokyklos auklėtinių piešiniai. Pernykštis tentas buvo supjaustytas, todėl jį reikia pakeisti. Tačiau dviračių tema šiemet puošiamas ne tik pats miestas, bet ir pagrindinė visų renginių, akcijų ir konkursų tema. Jau tartasi, kad gimtadienis bus dviračių tema, taip pat planuojame susitikime penktadienį, berods 4 penktadieniai, kurie bus skirti susitikime su dviračiais penktadienį. Diena be automobilio, kaip visuomet, taip pat planuojama dar keletas masinių dviračių važiavimų, darželiuose renginukai su dviračiais vaikystės šventė, kuri greitai bus birželio 1, taip pat bus dviratukų varžybos. Taip pat pakviesime moksleivius dalyvauti šiemet fotografijų konkurse, kuris yra kasmetinis, vadindavosi Panevėžys mano miestas. Šiemet mes pakviesime teikti fotografijas ir dviračių tematiką, ir taip pat pavadinimo konkursą Panevėžys mano dviračių miestas. Europos dviračių treko čempionatas Panevėžyje vyks spalio 19–21 dienomis. Jame tikimasi sulaukti apie 100 sportininkų, tiek pat trenerių ir aptarnaujančio personalo iš maždaug 25 šalių.